būtent fanų bare. Ir manau, kad dabar tikrai Rinkūnas. Ir vėl nuolatos prieš jį pakelta ranka. Dabar šansas mesti Rinkūnui ir pataiko. 3 atmeta Danisevičiui. Lieka 4 sekundės. Rinkūnas dar kartelį. Kad pirmautų. Čia Tadas Rinkūnas pataikęs jau 3 dabar. 4 savo tritaškį smeigia Tadas Rinkūnas. Metimą. Čia 3 sekundės lieka. Rinkūnas pataiko. Tarsi Styvas Karis. Danisevičius ir Tadas Rinkūnas, kurį su kamuoliu dabar. Urbono užtvara. Tuoj pat pristatysiu ir Pieno žvaigždžių penketą. Tritaškį kala Tadas. 25 taškų Šiaulių komandos persvara sužaidus šiuose rungtynėse 13 minučių. Tadas Rinkūnas po užtvaros. Pavyksta pataikyti Tadui Rinkūnui. Gintaras Leonavičius. Devinių žmonių rotaciją turi Šiaulių komanda. Karas Alytuje tęsiasi. Man atrodo, Maikas Kotas turėtų pasirodyti aikštelė netrukus. Tadas Rinkūnas. Galingas ir stiprus vidurio puolėjas. Čia į kampą užspaustas buvo Robinsonas, tuo tarpu Rinkūnas iš tolėje pataiko. Ir kol kas puikus. Rinkūnas, Danisevičius iš vidutinio nuotolio, netaiklus metimas ir po krepšiais vėl Dzūkija. Sunku to patikėti, tiesą sakant. Rinkūnas gal dabar pataikys iš toli. Tadas Rinkūnas. Dzūkija 53. 10 sekundžių. Įmestas kamuolys Urbonui, nepataiko iš po krepšio. Čia Rinkūnas iš toli ir dar kartą pataiko Tadas Rinkūnas. Pasižymi neblogą gynybą. Mačernis gauna stogą. Rinkūnas galbūt jis pataikys. Tadas Rinkūnas, trečias jo tritaškis paeiliui. Rinkūnas pataikęs prieš tai, pataiko ir dabar Dzūkijos. Lekavičius. Vaikšto kamuolys. Čia iš toli Tadas. Tadas Rinkūnas. Tai dabar nebuvo pats sportingiausias sprendimas. Mačernis. Rinkūnas tik vieną tritaškį šiandien išmetė. Sunkus metimas ir Tadas Rinkūnas. Visa ta statistika surinkta per šį kėlinį ir toliau atrodo puikiai. Rinkūnas iš toli. Danisevičius įsirašo trečią rezultatinį 35, tik 2 taškai skiria komandos. Pavkovičius. Geras perdavimas, idealiai surandais Valeiką, tačiau Valeika klysta. Čia greita ataka. Rinkūnas iš toli gerą metimą turi šis snaiperis ir pataiko, tačiau mina liniją, 2 taškai skaityti. Griūnant mergaičių, kurios rūpinasi, jog parketas nebūtų šlapias, o čia iš toli ir Tadas Rinkūnas yra įspūdingas. Pražangos nebuvo, viskas švaru, bet Pieno žvaigždės čia pat suklysta. Tadas Rinkūnas visiškai laisvas, dažniausiai įmeta ir dabar. Sudėtinga, čia jau nebent Rinkūnas būtų Styvas Kari. Šią naktį metas vėl virš 40 taškų. Rinkūnas, oi kaip pašokdina varžovą ir bravo Tadui Rinkūnui, tačiau vėl mina liniją. Tutavičius Danisevičiui. Labai staigus žaidėjas. Rinkūnas kaip lengvai klaidina varžovus šiandien Rinkūnas ir dar 2 taškai. 11. Negaliu sakyti, kad rungtynių likimas per jas nusispręs, bet Šiauliai gali padėti pamatus pergalė jau. Dar vienas netaiklus metimas, Tadas Rinkūnas atkovoja dar vieną kamuolį. Ir čia. Jo gynybos sistemą vėl reikia keisti. Tadas Rinkūnas, drąsus prasiveržimas ir metimas kairė ranka. Tačiau vėl iš gana geros situacijos kamuolys skrieja ne ten, kur reikia. Rinkūnas, dvigubinama gynyba, Danisevičius į kraštą, Varnelis iš čia jis apšilime dažnai metė, apšilime. Kol jų nepelno Šiauliai, yra šansas priartėti. Lopeta. Marėjus vėl be pražangos apsiginti nepavyksta. Jis nesunkiai pergudravo atsarginį Dzūkijos vidurio puolėją, štai prieš pagrindinį viskas netaip paprasta. Mačernis.
Tadas Rinkūnas vis tiek atrodo aikštė ginasi. Svečiai ir... Prasme prabėgo greitai, nes nebuvo baudų metimų maratonų. Rinkūnas. Perdavimas Jeffrey Robinsonui ir šis... Cikas. Dabar žaidžia nugarą. Šiuo nerizikuoja. Atakuoti. Čia daug perdavimų ir kokie 2 taškai. Tinka gynyboje Liujisas. Rinkūnas, geras perdavimas ir Julius Jucikas. Pergalė tik namuose yra iškovojusi prieš Panevėžio Lietkabelį. Vytautas buvo palaužtas išvykoje. Močernis. Ieško, kam būtų galima atmesti kamuolį. Sušinskas iš vidutinio nuotolio ir nepataiko. Tačiau kamuolį nusiema Tadas Rinkūnas. 8 sekundės reikia galvoti apie metimą. Iš toli nepavyksta pataikyti, kas susirinks kamuolį, o ten yra Tadas Rinkūnas. Ir galima kartu vietoje. Lavas gerai daro, kad nebando čia atlikti tolimo perdavimo. Aukštikalnis galbūt kiek ir skuba. Na, buvo geroje pozicija, pagavo kamuolį, taškų nėra, o čia... Nei Lavas nepastruoja savo geriausią krepšinį šiose rungtynėse. Zavackas iš vidutinio nuotolio nepataiko. Krepšininkas, kuris apskritai neypatingai daug žaidė pirmoje rungtynių pusėje. Antroje rungtynių pusėje tampa tiesiog kertinių komandos krepšininkų. Bravo. Dzūkai. Pretenzijų jam ir net nebejoja, tai dėl to tikrai neapgalvota prasiveržimo. Juvingas. Čia ir nulaužytojas, tačiau ne. Danielis Juvingas. Galintis imtis iniciatyvos. Na, pažiūrėkite, kaip nuo Juvingo atšoka Rinkūnas. Bando pats Juvingas viską už... Ten jau Artūras Gudaitis gerai perima kamuolį, galimybė Vilniaus Lietuvos Rytui. Greitai užpulti, Runkauskas pats sudėtingas, vėl greitas. Graikijoje kelionė ir taip toliau. Rungtynės su tikrai stipriu varžovu, kurios išvargino turbūt ir emociškai ir psichologiškai. Nu, plius ir čia išvyka į Dzūkiją, tai tikrai nepatirtimiausia išvyka. Šiandien gynėjai tikrai Dzūkijos komandoje turės daug darbo. Ir, na, reikės stengtis jiems tų pražangų pernelyg greitai neprisirinkti. Trevisas Beideris. Na ir toliau, rungtynės taškas į tašką vyksta. Jerry Grantas. Juvingas. Mažeika iš vidutinio nuotolio per pakeltas Jeffrey Robinsono rankinio savaitgalis Vilniuje. Ir net nebijoja, kad tai puikiausia galimybė pasimėgauti krepšiniu, taip pat atsipalaiduoti, pasimėgauti krepšinio šou elementais. Renginys neeilinis, Zavackas ir ten nepavyksta Lopetą išrašyti blokmauja. 40-34. Neptūnas šiame kėlinyje ženkliai stringa puolime ir apskritai. Bet dabar Trevisas Beideris svarbiausias. Gali po 2 kėlinių stipriai atsilikinėti, bet tai kaip tu pradėsi antrą rungtynių pusę yra labai svarbu, nes laiko lieka mažiau, tu įgauni vis daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. Ir žiūrėsime. Primenu, kad Neptūnas visai neseniai keliavo į Graikiją. Žaidė Salonikos Europos taurės rungtynes. Kristi nenori. Leonavičius. Gintaras Leonavičius, išradingas metimas dešinė ranka, netaiklus, grumtynės dėl kamuolio, kuriuose laimi Rinkūnas, Lekavičiaus. Tai jau būtų buvusi pražanga Maikui Skotui. Na, bet su kamuoliu Šiauliai. Išsaugantis 10 taškų pranašumą, dabar jau Domagojus Bubalo, Davidui Dudzinskiui. 40 sekundės atakai ir... Taisyti metimo, nors atrodė situacija tikrai tam labai palanki. Na, čia jau taisyklių pažydimas. Rinkūnas ieško Robinsonas kaip dominuoja, tačiau paskui jau dominavimas prieš jį. Gauna bloką, čia pražanga. Ir labai protinga pražanga, nes